Sveiki, mėlyjeji. Malonu su jumis vėl susitikti protų kovose beveik, kaip ir praeitą kartą. Na, šį kartą kausis pas mus šeimos, šeimų kovomis vadinasi. Ir labai džiaugiuosi jūs visus matydama šiandien bibliotekoje. Džiugu, kad nepatingėjote atsikelti šeštadienį anksti ryte, atėjote, visi susirinkote. Bet dabar dar norėčiau pakviesti mūsų naują laidų vedėją, šeimų kovų vedėją Vytenį Sinkevičių. Prašau, Vytenį. Labą dieną, Inga. Kiek daiktų, kiek daiktelių, Inga. Nu, o tu tik tiek pasiėmė į kelionę. Ko daugiau reikia kelionę? Gertuvė yra, gertuvė ir konservai. Va, Jėzautė vyrai. Turistų pusryčiai. Dėja, va, Jėzautas moteris. Kiek visko aš tikiuosi su tam tikrų tikslų. Čia viskas, ne? Ir kai lys, ir kai saulė švies, ir kai bus, ir kai snigs, ir jeigu minus 20, ir jeigu plus 20. Visiems gyvenimo atvejams. Visiems gyvenimo atvejams apsidraudus, Inga. Gerai. Aš irgi džiaugiuosi, kad jūs su savo šeimomis jau bibliotekose, jau su mumis prisijungėte ir dalyvausit šiandien šitose šeimų dabar. Taip, šeimų kovose. Jūs atsimenate, galbūt ir dalyvavote, galbūt protų kovose, kurios vyko prieš metus? Ne, ką tu, Vytenį? Vos prieš mėnesį mes su Gustavu. Prieš mėnesį su Gustavu iš tikrųjų kažkas iš jūsų irgi tikiu dalyvavo protų kovose. Šeimų kovose su savo šeimomis. Šiandien dalyvaujate mūsų žaidime. Išgirsite įdomius klausimus. Ilgai ruošiamės, iš tikrųjų daug visko galvojam ir savame suprantama, laimėsite prizus, apie kuriuos mes pašnekėsime. O aš labai džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su eksperte, saugaus interneto eksperte Inga, taip, kuri padės ir man, ir jums šiandien mūsų žaidime. Na, Viktorinos tema susijusi su tuo, ką čia Inga atsinešė, taip? Taip, keliausime, kelionės atradimai, išradimai, taip vadinasi mūsų šita Viktorina, taip, ir aš galėčiau galbūt pašnekėti dar apie tai, kaip aš šiandien keliavau. Iš tikrųjų, šitie konservai buvo šaldytuve paruošti iš anksto. Reiškia, ir kelionės yra linksmas dalykas ir visada kelionėse kažkaip aš turiu kažką valgyti. Va. Tai pasirūpinau iš vakaro. Va. Ir jūs šiandien keliaudami į bibliotekas, jeigu kažką irgi pasiėmėt, tai gerai, galėsit, jei turėsit bent vieną laisvą ranką, kokį sausainį į burną įsidėti. Taip pat manau, kad ne vienas žmogus ten sėdite bibliotekoje prie kompiuterio, esat su šeimom, taip, šeimų kovos, tai kiti šeimų nariai, na, tarpe tarp valgymo irgi turėtų padėti tiem žmonėm, kurie jau ten, nežinau, išrinkote, taip atsakinės į klausimus ir sėdės prie kompiuterio. Na, o aš norėčiau šiek tiek priminti visiems, kad šios šeimų kovos, kaip ir ankstesnės protų kovos, yra organizuojamos kampanijos Atsargus internete rėmose. Todėl mes labai norėtume, labai džiaugiamės, kad šiandien prie kompiuterių susirinko visos šeimos, galbūt netgi 3 kartos šeimų seneliai, tėvai ir vaikai, galbūt tik tėvai ir vaikai, o galbūt tik pusseserės ir pusbroliai. Tačiau mes vis dėlto norėtume pasinaudoti progą ir šiek tiek pakalbėti apie internetą. Juk dabar kiekviena komanda sėdi priešai savo kompiuterį, visas žaidimas mūsų vyks internete, todėl tai yra puikia proga pakalbėti apie tai, kaipgi atsargiai elgtis internete. Ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų Vyteniui. Vytenį, žinau, augina 8 metų dukrą, tiesa, Vytenį. Taip. Na ir jau tiesiog kaip tėvo paklausinė, tiesiog pakvies pasidalinti patirtimi, kaipgi su vaikais kalbėtis apie internetą, o vaikai savo ruoštų galėtų, taip sakant, tėvam irgi, šiek tiek padėti. Tai visų pirma, aš norėčiau paklausti tavęs, Vytenį, ar tu kažkaip, pavyzdžiui, savo vaikus skatini naudotis internetu, ar atvirkščiai, tiesiog galbūt siūlai kažkokį Internetas skatina. Internetas skatina, tiesa. Vakar grįžo Gabija, sako, tėti, mokinukai, reikia man mokinukai prisiregistruoti. Kas, sakau, kokie mokinukai, kas? Naujas socialinis tinklalapis, taip yra mokinukai, žodžiu, reikia jai užsiregistruoti, nes jau didžioji dalis klasiokų ten, o jį dar ne. Tai grįžęs šiandien, matyt, kad namo turėsiu misiją kartu su Gabija registruoti šitam socialiniam tinklalapiui. Vadinasi, tu nedraudi griežtai to daryti, tačiau bandai kažkaip kartu. Tai neišvengiama šiais laikais, aš manau, iš jūsų daug kas ten stebinčių Facebook'e ir naudojasi kitomis programomis ir bendrauja, ir elektroninį paštą turbūt tikrai turite ir skaitot, ir Skype'as, kas yra, žinot.
Tai yra kasdienybė ir šiais laikais turbūt net ir jūsų seneliai jau žino, kas tas Facebookas bent jau viena ausim yra girdėjęs ir nori, nenori, su to susidursi. Net ir ribodamas vis tiek nieko nepasieksi. Vis tiek tas internetas ateis pas tave. Ko gero, todėl labai svarbu yra visai šeimai kalbėtis apie naudojimąsi internetu. Tai yra galbūt susirasti kažkokių bendrų žaidimų, bendrų pomėgių internete, kad tarkim ne vien tik vaikai naršytų internete, bet tą galėtų daryti kartu su tėvais. Tėvai savo ruoštų, ko gero, turėtų priminti pagrindinės, tokio atsargaus elgesio taisyklės, juk mes savo vaikams visi esame pasakę, kad asmeninės informacijos nevalia nepažįstamiems žmonėms teikti, pavyzdžiui, gatvėje, nedėrėtų bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, taipogi tiek internete, tiek tikrovėje. Todėl visi šitie dalykai lygiai taip pat galioja ir internete. Visą tai, ką mes mokome, kaip saugiai elgtis vaikams tikrovėje, tą reikėtų perkelti ir į internetą. Kaip žinom, Vytenio dukra jau susidomėjo socialiniais tinklais, o Vytenis kaip tikras geras doras tėvas padės vaikui galbūt ir užsiregistruoti, bet kartu ir paaiškinsi, ko gero, kas yra asmeninė informacija, ko nedėrėtų skelbti, ką geriau pasilaikyti. Tai yra geriau, kad sužino iš manęs, o ne iš, draugo Nojaus iš antros C. Taip. Be abejo. Antra vertus, vaikai dažnai susiduria su tokiamis netikėtomis situacijomis internete, kurios galėtų galbūt kažkaip ar įskaudinti juos, ar paveikti neigiamai. Ir tiesiog reikėtų irgi tėvam tiesiog išmokti su vaikais kalbėtis apie internetą. Visų pirma, kad vaikai kažką patyrę negero ateitų būtent su tėvais pasikalbėti, tą labai skatiname daryti visus mūsų žiūrinčius vaikus. Jeigu kažkas atsitiko ten, pavyzdžiui, kažkas jūs įžeidė, šmeižė, tyčiojasi, pavyzdžiui, internete, būtinai pasipasakokit savo tėvams. O tėvai, ko gero, savo ruoštų galėtų padėti vaikams susitvarkyti su šiais dalykais. Ar tau, Vyteni, kad nors tekę yra susidurti su tokia situacija, kai apie tave yra skleidžiama neigiama kokia nors informacija, pašiepiama, pavyzdžiui? Aš, kadangi užsiauginau storą šarvą per savo gyvenimo metus, tai aš tai nekreipiu labai didelio dėmesio, nes tai visiškai neveikia. Būnant televizijoje, dirbant radijui, būna, kad apie tave parašo, būna, kad apie tave komentuoja, nes komentuoja, taigi smagu, ar ne? Ir dažniausiai komentuoja žmonės, turintis net ir tam tikrų psichologinių problemų, kurie yra nepilnaverčiai, galbūt jų nieks neįvertino, galbūt juos kažkas įžeidė ir jie turi tiek pykčio širdį, kad jie gali išlieti viską, sudirbti tave, sulyginti su žeme ir iškeikti paskutiniais necenzūriniais žodžiais netgi. Aš nekreipiu dėmesio, bet realiai, giliai širdį vis tiek žmogus kažkiek priimi tai, nors į tą dalį ir tą mažytę kertelę. Tai iš tikrųjų esi jautrus ir visa kita tokie dalykai žeidžia ir, už tai keliamos netgi bylos dėl asmens įžeidimo. Taip, tai va štai ką ir norėjome mes pasakyti, kad būtinai, jeigu vaikas susiduria su kažkokia neigiama informacija apie jį, jis yra šmeižiamas, iš jo tyčiojamasi, jį būtinai pasakykite savo tėvams, o tėvai savo ruoštų gali kreiptis ir į policiją, jeigu, pavyzdžiui, vaikui yra grasinama, padėti panaikinti, tarkim, paskyrą socialinėme tinkle, tiesiog ištrinti visą profilį tam, kad vaikas nesusidurtų. Kenkėja iš Facebooko. Kenkėja ir šmeižėja iš Facebooko. Baisiau, tave neįmetė iš Facebooko. O mes norėtume, aš norėčiau parekomenduoti visose Lietuvos viešosiose bibliotekose, tėveliai ras specialius leidinius, kurie yra skirti, kurie vadinasi saugus ir draugiškas internete ir parašyta tėvam, jie yra mėlynos spalvos. Perverčiau prieš transliaciją, tikrai aiškiai, suprantamai, paprastai, žmogiškai parašyta. Taip, tai tiesiog labai raginame ir kviečiame visus tėvelius pasiskaityti, labiau pasianalizuoti. Tikrai patarimai yra labai paprasti ir aiškus, tai yra, kada galima kreiptis į policiją, kaip tą padaryti, kaip padėti vaikui galbūt susitvarkyti su psichologinėmis problemomis. Nieko nėra gėdingo ar baisaus, jeigu jums reikia psichologo pagalbos, tai galite kreiptis į psichologą ar skambinti nemokamų psichologinės pagalbos telefonu, pavyzdžiui, vaikų liniją. Tiesiog būtina, ką aš norėčiau pasakyti apibendrindama, ko gero, ir pernelyg neužtęsdama šito pokalbio, kad tiesiog kalbėkitės apie naudojimas internetu, padarykite internetą tokia bendra šeimos praktika, galbūt kiekvienas šeimos narys nebūtinai turi įlysti ir vienas kažką veikti, jis gali dalinti su kitais, ką matė internete, ką įdomaus, gražaus, galbūt su kuo bendravo, tai yra labai svarbu.
vien tam, kad tėvai galėtų šiek tiek apsaugoti savo vaikus, o vaikai savo ruoštų galbūt atskleisti naujas galimybės savo tėveliams ar seneliams. Aš pasakysiu turbūt esminį dalyką apie visą tai, kiek čia mes daug kalbėjome apie tą saugumą. Kai jūsų klausia asmeninės informacijos, tai yra nurodykit adresą, nurodykit savo, nežinau, gimimo metus, nurodykit savo ten pajamas ar kažkokius dalykus, kurie yra labai labai asmeniniai, na, pagalvokit, ar tikrai to norit, ar tikrai norit, kad visą tai matytų visi, kas tik tai prisijungs prie jūsų socialinio tinklapio. Yra tam tikri apribojimai, apie juos jūs susižinosit tam pačiam internete arba tam tikrose tinklalapiuose. Va, tai labai galvokit prieš pildydami anketas, ką reikia ten rašyti, o ko nereikėtų. Ir dar kitas dalykas, kadangi mes visi dabar bendraujame internetiniai erdvėjai, pagalvokite, ar tikrai norite visiems rodyti save plikanuogą, grubiai tariant, kad jie viską apie jūs žinotų absoliučiai nuo A iki Z. Galbūt reiktų apriboti tam tikrą informaciją draugams, o tam tikrą informaciją visiems. Tai prieš registruodamėsi bet kokiam internetiniam tinklalapiui socialiniam pagalvokite, ką norite apie save skelbti visai viešai erdvei, o ko ne. Taip. Na ir be abejo, tėvai turėtų savo ruoštų visus šitos dalykus aptarti su vaikais. Na, tame ir nėra nieko būtent pačiam Facebook'e ir tada labai gerai viskas matosi, kuo tuo metu užsiima vaikas, kur turėtų būti matematiko, ne pamokoje. Tuo metu, va, tai kiek kompiuterių čia pasijungia, kiek daiktų ir kompiuterių pilna. Daugybė kompiuterių, aš ko gero esu apsėsta kompiuteriu, nes vėlgi turiu 2 kompiuterius ir ko gero galime, ačiū Vyteniui už pasidalinimą savo patirtim, kaip jis elgėsi, kaip pasako vaikam apie internetą. Na, o dabar galime, ko gero, pradėti ir žaidimą savo. Taip, aš šiandien turiu tokią špargalkę pasidėję, žodžiu, daug čia rimtų reikalų, špargalkę. Tai... Dabar man įdomu špargalkė, tai špargalkė, bet mūsų klausimai, kur pirmojo turo? Klausimai pirmojo turo, antro turo tai turiu, vat pasiėmęs. Pirmo turo lagaminėlyje. Lagaminėlyje. Taip, šitame lagaminėlyje. Tik tai turėjau labai daug įvairių. Kokiam lagaminė tie klausimų? Vienas, taip, 2 lapeliai, vienam lagaminė dideliam. Gerai, bet prieš tai turbūt gal reiktų supažindinti komandą su pagrindinė informacija. Taip. Tai tiesiog iš karto galiu informuoti, kad šiuo metu žaidžiančių komandų skaičius yra 750, tai yra 750 šeimų yra prisijungusių prie mūsų protų kovų, šeimų kovų viktorinos. Na, iš karto norėčiau paanonsuoti prizus, kągi padovanosime laimėjusiam komandom, tai išsitrauksiu iš po stalo. Na, laimėjusiam komandom, tam, kad jos neprarastų azarto žaisti, laimėjusi komanda pirmą vietą gaus nuostabų stalo žaidimą, tai yra, vadinasi, jisai lietuviškai išvertus bilietėlis po Europą, kelionės bilietas po Europą, neišsigaskite, visos taisyklės ir visas žaidimas yra ir lietuvių kalba, tiesiog dėžutė yra angliška, tačiau tai yra stalo žaidimas, skirtas žaisti netgi, man atrodo, 8 žmonėms ir visa šeima galės tiesiog tie, kas laimės, susirinkę, žaisti toliau stalo žaidimus ir smagiai leisti laiką. 2-5 vietai padovanosime ne ką prastesnį žaidimą Karkasonė. Na, tai bus apie viduramžių miestą žaidimas, tikrai labai smagus ir vėlgi galės šeima visa susiburti tamsiai žiemos vakarais, galbūt netgi pavasario ar vasaros pavakarėmis ir žaisti šios žaidimus. Na, be abejo, dar 2-5 vietai duosime šitos leidinukus, padovanosime po 1 egzempliorių kiekvienai šeimai, saugus ir draugiškas internete tam, kad galėtumėt išsamiau pasiskaityti. Tos šeimos, kurios negaus šito leidinuko, labai kviečiame jį pavartyti bibliotekoje. Ir be abejo, 5-20 vietoms išsiųsime didelę dėžę saldainių. Na, o Vyteni, gal galėtum pristatyti trumpai mūsų protų kovų taisyklės? Taip, taisyklės yra tokios. Žodžiu, šiandien žaidime žaisime 4 turus. Taip, 4 turai. Ir kiekviename ture pateiksime 4 klausimus. Prie tų klausimų bus atsakymo variantai. Turėsite galimybių tiesiog spėlioti. Kartais, jeigu nežinosit, kai kurie klausimai, man atrodo, bus tikrai nelengvi, galėsite bent jau bandyti spėti. Ir atsakymui į klausimus turėsite 60 sekundžių arba 1 minutę. Tai va, tokie 4 turai, iš viso 16 berods klausimų. Ir va, per šitą valandą
net ir mažiau, jūs žaisite. Dabar dar svarbus dalykai prie taisyklių. Žaist gali tik tos komandos, kurios užpildė ir patvirtino registracijos formą. Taip. Komanda turi žaisti prie to kompiuterio, prie kurio ir registravosi. Žaidimą sudaro, kaip jau sakiau, 4 turai, taip, ir tie klausimai bus turbūt viens už kitą sudėtingesni. Galimybės grįžti į prieš tai buvusią ir peršokti kitą klausimą nėra. Žaidimo metu aš perskaitysiu klausimą jums, o jūs matysite, kaip jau sakiau, jį prieš save ekrane ir dar atsakymo variantus matysite. Atsakymą į klausimą galite pasirinkti būtent iš tų variantų, kaip jau minėjau, galite spėlioti tiesiog. Vienam klausimui yra tik vienas teisingas atsakymas, nebus taip, kad bus ten 2 ar 3 iš 4, ne, vienas vienintelis teisingas atsakymas yra. Jei komanda per atsakymų skirtą laiką nepažymės jokio atsakymo varianto, už klausimą gaus 0 balų, nes būtent kiekvienas atsakymas vertas tam tikrų balų, matyti, teisingi atsakymai verti tam tikrų balų ir jūs juos rinksite. Klausimas gali būti atsakytas iš dalies teisingai. Na, būna taip, kad kažkaip lik ir į tą pusę, bet ne visai. Tuomet gausit pusę taško arba pusę taškų. Na, pavyzdžiui, jeigu už atsakymą 4 taškai, gausit 2. Jeigu 2, 1, jeigu 1, pusę duosim tada, ar ne, tai per pusę padalysim taškus. Kas dar? Atsakymą į klausimą gali pateikti tik komandos nariai ir dar leidžiama naudotis interneto kitais šaltiniais. Jeigu esat įgudę pelyte dirbti, maigit klavišus ir atsidaryti ne vieną langą kompiuteryje, tai dabar jūs atsidarę šitą langą žaisit žaidimą, o nieks nedraudžia atsidaryti kitą langą ir ten, rast kažko, Google kokiam ar ne, informacijos. Bet laikas ribotas, minutė atsakymui kiekvieną klausimą. Taip, na ir ko gero galime pradėti. Taip, tai pirmas turas mūsų Viktorinoje, kuri skirta kelionėm, išradimam, atradimam. Taip, pirmas turas yra kelionės. Kelionės, apie keliones kalbėsime, o keliauti visi mes labai mėgstam. Va, ir čia aš atkeliavau iš Vilniaus, tiesa, į Kauno studiją, taip su konservais, bet teko keliauti ir šiek tiek tolėliau, kaip ir Ingai, net nebejoju. Tai prašau klausimą. Taigi dėmesio, pirmas turas, kelionės ir pirmas klausimas. Kurioje pasaulio vietoje yra vienas iš 7 pasaulio stebuklų kabantieji sodai? Pakartot, galiu klausimą? Kurioje pasaulio vietoje yra vienas iš 7 pasaulio stebuklų kabantieji sodai? Girdėjo turbūt apie pasaulio stebuklus? Ir tų pasaulio stebuklų beje yra ir naujųjų laikų, ir senųjų laikų. Va, tai nesumaišykit, kalbam apie senuosius tos pasaulio stebuklus. Neįsijaučiam per daug, kad nepasakytume netyčia, ko nors, kokios nors užuominos, užuominos į teisingą atsakymą. Na, o vietoj to, kol komandos atsakinėja, mes tiesiog aš Vytenį dar pakalbinsiu ir paklausiu, pavyzdžiui, ar tu, Vytenį, mėgsti keliauti? Labai mėgstu keliauti ir keliaučiau, jei galėčiau turbūt kartą į mėnesį, minimum kartą į mėnesį, kur nors skriščiau, važiuočiau, traukiniu, autobusu, automobiliu. O galbūt yra kažkokių vietų Lietuvoje, kurios tau, pavyzdžiui, ypatingai patinka arba, pavyzdžiui, traukia kiekvienais metais aplankyti? Lietuvoje iš tikrųjų yra labai daug įdomių vietų, nuo Čepkelių raisto iki ornitologijos, kur nors ten prie Rusnės ar ne, Žuvinto, galų gale yra Molėtų observatorija, yra ežerėlių kiek tose pačiose Molėtuose, kur beje dažnai tenka nuvažiuoti, pabūti prie kokio skaičio raiseto. Taip, prašau. Man pati gražiausia vieta, jeigu klausyka, tai man yra Nida. Aš ten važiuoju ir kiekvienais metais ir mes dažnai ten būname ir tai yra man pati gražiausia vieta ir gražesnės aš niekur pasaulyje neradęs. Na, iš tiesų Nida yra toks kaip ir visai atskiras Lietuvos kampelis, niekur tokia Lietuvoje nėra. Tiek smėlio, tiek jūros žydų. Ten prisijungia, ten dalyvauja, įdomu kažkas, bet turbūt, kad taip. Turbūt. Tai kaip ir laikas bėga, kurioje pasaulio vietoje yra vienas iš 7 pasaulio stebuklų, kabantieji sodai, klausime mes, ir gal jūs jau net pasirinkot atsakymą. Taip. Na, atsakymų skirtas laikas baigėsi, o mes, ko gero, eisime prie antrojo klausimo. Taip, paskui, kai baigsim turą, mes grįšim prie visų klausimų ir pasakysim teisingus atsakymus. Antras klausimas yra toks. Velykų sala tokia yra, taip, ir Velykų sala garsėja akmeniniam tokiom statulom, išdėstytom pakrantėje. Kaip jūs manot? Kodėl ta sala, Velykų sala, pavadinta Velykų sala? Toks ir klausimas. Taigi, pakartosiu dar, Velykų sala garsėja akmeniniam statulom ir jos yra išdėstytos pakrantėje. Kodėl sala būtent pavadinta Velykų sala?
Laikas jau taip sukasi, jūs žiūrite į atsakymo variantus ir ieško teisingo. Na, o jeigu Vytenė, aš tau užduočiau klausimą, ar galėtum parodyti žemėlapį, kur yra toji Velykų sala? Aš turiu tik gaublį. Velykų sala. Aš įsivaizduoju, čia kažkur turėtų būti gal Naujoji Zelandija, Australija, kažkas prie Indijos vandenyne, ne, galėtų čia būti. Tiesą pasakius, dabar nepasakyčiau net, kur yra Velykų sala. Saliamono salas radau, Fidži radau. Ne, nerandu. Kur? Nerandi. Man regis, Velykų sala yra tarp, ko gero ne, tarp Indijos ir Australijos kažkur. Tai aš kažką lyg ir apie tai. Daug salų įvairių. Labai daug salų ir gal jinai nėra labai didelė, nes čia aš jos greitai rasti negaliu. Velykų sala. Na, tiesiog čia būtų, ko gero, namų darbai visoms žaidžiančiams komandoms surasti, kurgi yra toji Velykų sala. Atsakysite į klausimą, ko gero, ar teisingai ar neteisingai, bet grįžę namo būtinai paimkite žemėlapį ir pasidomėkit, kurioje vietoje yra toji Velykų sala. Tai vis dar nerandu. O jūs gal jau radot atsakymą? Vyteniui nesiseka to padaryti, bet komandos, ko gero, jau bus atsakiusios, kodėlgi sala būtent buvo taip ir pavadinta Velykų sala. Tai baigiam. Taip, atsakymų laikas baigėsi. Ir laikas žais toliau ir išgirs trečią klausimą pirmame ture, kuris pavadintas kelionėmis. Taigi, trečias klausimas. Koks su vaizdu klausimas bus? Klausimas vaizdu, dar paprašysime tą vaizdą parodyti ir transliacijoje. Taip, parodykim vaizdą visiems dabar. Va štai toks vaizdas. Ir koks pastatas yra vaizduojamas nuotraukoje, kas žinot? Gal net buvot prie jo? Pasirinkit vieną iš teisingų variantų. Va. Koks pastatas yra vaizduojamas šitoje nuotraukoje? Va, aš prie jo buvau, neatsimenu, kelintais, 97 berods metais. Na štai, aš irgi prie jo buvau, tiesą sakant. Ir labai ilgai laukiau, kol galėjau įeiti į vidų. Parodyk man atsakymus, Inga. Kokie ten atsakymai? Vienas, man atrodo, nėra teisingo atsakymo varianto. Klausyk, tai mes jau prasitarėm ir šito turbūt nieks nebesirinks, nes jeigu nebūtų tokio atsakymo varianto, gal nebūtų ir pastato, bet mes pasakėme, mes prie jo buvom. Pastatas yra vis dar, nenugriuvo visai. Pastatas vis dar vaizduojamas nuotraukų ir vis dar yra teisingai. Va, tai, kas čia per pastatas, jeigu turit minčių, manau tikrai turit, pažymėkit teisingą atsakymo variantą. Va. Ne vienas pastatas geras iš tikrųjų nugriuvo. Va, Pizos bokštas, manau, nugrius artimiausiu metu irgi. Kažkaip jį ten bandė atstatyti ir lyg ir pavyko. Va, na, šitas pastatas stovės ilgiau nei Pizos bokštas turbūt. Laikas, matau, baigėsi, ar ne? Po truputėlį. Ne, laiką dar palaukiam, luktarkim minutėlio, kol visos komandos atsakys. Na, aš norėčiau tavęs paklausti, Vyteni. Tu, ko gero, aplankai tikrai nemažai pasaulio šalių įvairių, tiesa. Pasaulio ne, Europos taip. Taip. Europos paplankė, ne? O kokiose Europos šalyse esi lankęsis? Ar geriau išvardinti, kuriuose nesulankęsis būtų lengviau išvardinti, bet ir tai turbūt labai apgailestauju. Anksčiau, iš tikrųjų, tais tarybiniais laikais važiavom po Tarybų sąjungą. Va, dabar viskas. Praleidau tas visas galimybės, tai nesu buvęs realiai, Ukrainoje teko būti, bet iš tos didžiosios Rusijos, nei Kazachijoje kokioj, nei Kirgizijoje, nei Armenijoje, nei Gruzijoje taip ir neteko būti. Na, vakarų Europą turbūt visai išvažinėjau ir neraščiau turbūt. Na, nebuvau Serbijoje, nebuvau visai buvusiai Jugoslavijoje, nebuvau Juodkalnijoje, nebuvau... O Kroatijoje buvau. Va, tai tenai galbūt nelabai atrasta. Ten daugiau egzotikos, tai ten neteko buvoti. Ne. Serbai linksmi žmonės. Gerai. Einame. Taip, tai baigiam taip su šituo. Trečiu klausimu. Lyg ir pažymėta viskas. Ir toliau liko. Spėjau atsakyti. Paskutinysis klausimas. Pirmojo turo paskutinysis klausimas. Vėlgi savo ekranuose pamatysite paveiksliuką. Taip. Jau matote. Taip. Va, toks yra gražus paveiksliukas. Matėt turbūt, ar ne? Ateivių darbas gal. Ratai javų laukuose. Iš viršaus matomas labai gerai va, tos figūros, jos sudarytos išguldant javus. Atsiranda šitos mistiškos figūros, dažniausiai ryte, po nakties, nors iš vakaro laukuose jų nebuvo nežymės ir masiškai tokie piešiniai pradėjo plist praėjusio, tai yra 20 amžiaus vidury maždaug. Ir kur tokių paslaptingų figūrų yra daugiausia? Čia ir yra klausimas. Kur štai tokių paslaptingų ratų javų laukuose yra daugiausia? Pasirinkite jūsų manimų šalį, tą teisingą. Kurioje šalyje tokių ratų javų laukuose yra daugiausia? Iš tikrųjų atrodo įspūdingai.
Va, tik tai reikia kažkaip aukštai gyventi. 9 aukštį, kokiam 9 aukšte bent jau. Gerai, dar kartelį perskaitom klausimą, kaip jis skamba visom komandom. Jūs matote ratus javų laukuose. Kur tokių paslaptingų figūrų yra daugiausia? Pasirinkite šalį. Taip, na, iš tiesų paslaptingos figūros. Nu, Lietuvoje neteko. Kažkaip yra dabar jau taip, bet neteko dažnai matyti, neteko šiaip vaikščiot po tokius laukus, kurie taip įdomiai išguldytais javais. Na, kitraukia, kita vertus, na, mūsųse netiek jau daug turbūt ir galimybių, taip, ir tų javų, gal ne javų būna. Bet man labai įdomu, Vytenė, ar tu manai, kad čia ateivių darbas? Aišku, čia ateivių darbas. Aš irgi esu įstikinus, kad čia yra ateiviai. Ateiviai, visą laiką taip įtariu. Atskrenda su keistų formų kosminiais laivais, va, nusileidžia naktį. Ir išguldo javus. Taip, išguldo javus, va, ir na, iš tikrųjų labai marytės miegančias. Gerai, tai parašykit, kur tokių paslaptingų figūrų yra daugiausia. Pasirinkite šalį, pažymėkite teisingą atsakymą variantą. Tiesa, rašyti nieko jums nereikia, jums užtenka tik tai pasirinkti teisingą atsakymą. Pažymėti ir spausti atsakyti. Atsakyti. Na ir dar lukterim kelias sekundės, nes jau baigėsi pirmasis etapas, tai kad visi tikrai spėtų atsakyti paskutinį klausimą. Ir skaičiuojame rezultatus, ko gero. Taip, viskas, baigiam. Skaičiuojame rezultatus, o Vytenį pakvieščiau perskaityti teisingus atsakymus. Taip, reikia pradėti nuo pirmo klausimo, o pirmas klausimas jau nukeliavo kažkur po stalu iš to didelio džiaugsmo, kur jisai. Va, radau. Taigi, pirmas klausimas buvo, kurioje pasaulio vietoje yra vienas iš 7 pasaulio stebuklų, kabantieji sodai. Na ir atsakymo variantai buvo Indijoje, Brazilijoje, nebėra jų, tačiau anksčiau buvo senovės Babilone ir tokio pasaulio stebuklo apskritai nėra. Na, girdėjot apie kabančius sodus, viena ausyte gal jau girdėjot. Girdėjot ir apie Babilono kabančius sodus. Aš vos neprasitariau, noriu sakyti, Babilono kabantys sodai. Būčiau prasitaręs, nes iš tikrųjų atsakymas teisingas buvo 3. Nebėra šitų pasaulio gražiųjų kabančių sodų, šito stebuklo. Anksčiau buvo jie, senovės Babilone, labai gražiai atrodė su tokiom terasų, bet jau kiek teko internete, Wikipedijoje domėtis ir matyti nuotrauką. Va, buvo ir pražuvo, daug ko nebeliko. Daug ką sunaikino gamtos nelaimės, daug ką sunaikino mes patys žmonės per karus ir kitus baisius dalykus, apie kuriuos tikrai nesinori šnekėti. Taigi, atsakymas į pirmą klausimą teisingas buvo 3. Babilono sodų nebėra kabančių. Va. Tačiau jie buvo senovės Babilone ir už šitą teisingą atsakymą tikrai ne viena, manau, komanda gavo 2 taškus. Taip. Na, visus perskaitykim atsakymus. 2, 3 ir 4 dar liko. Taip, antras klausimas buvo apie Velykų salą. Taip, kodėl ta sala pavadinta Velykų sala? Na, todėl, kad ji buvo atrasta Velykų dieną. Va, viskas taip paprasta, nes iš tikrųjų neatrado jos joks keliautojas Velykis, nevaldė joks ten karalius Velykis tos salos ir, na, pavadinimo kime visgi žinoma. Taigi atsakymas numeris 1 teisingas, buvo atrasta Velykų diena Velykų sala, dėl to ji taip ir pavadinta. 4 taškai už šitą atsakymą. Dar vienas buvo klausimas apie tą pastatą, taip, atsimenant nuotrauką, atsimenant pastatą, va, dar galim priminti jums tą nuotrauką, matote. Tai yra, kas? Versalio rūmai, San Mišelio vienuolynas, Notre Dame katedra, Madrido katedra ar apskritai teisingo atsakymo nėra. Tai jau 5 iškart mes eliminavom su Inga, jo ir nesirinkote, reikėjo pasirinkti 3. Taip, čia yra Notre Dame katedra, Dievo motinos katedra, kuri yra Paryžiuje, gražiame meilės mieste, kuris labai gražiai atrodo pavasarį ypač. Va, galite nuvažiuoti. Kitą mėnesį ten viską išdės, bus žalia ir gražu. Va, tai atsakymas numeris 3 jums atneša 6 taškus. Ir paskutinis klausimas buvo apie ratus javų laukuose, kuriuos savaime suprantama palieka kas? Ateiviai. Tai kur tokių paslaptingų figūrų daugiausia? Ar Peru, ar Brazilijoje, ar Anglijoje, ar Kinijoje? Atsakymas teisingas buvo 3. Anglijoje. Taip. Na, o aš savo ruoštų turiu labai puikių naujienų, ypatingai pirmam 100 komandų, kurios visos teisingai atsakė visus klausimus. Na, neatmeto galimybės, kad ir daugiau yra tokių teisingai atsakiusių klausimus. Na, tiesiog mūsų sistema rodo 101, bet jeigu jūs surinkote 20 taškų, na, vadinasi, jūs irgi esate tarptų pirmaujančių, net jeigu nesimato jūsų šioje lentelėje. Žiūrė komanda, kur visą jau laimėjom. Ne per drąsu, jau laimėjom. Tai dar tik pirmas jau laimėjom. Laimėjom ar ne jau laimėjom, bet vis dėlto pirmas 100, na, tiesiog džiugu, kad žmonės tokie, taip sakant,
tiek daug žino ir taip greit gali atsakyti į klausimus. Na, bet mes esam paruošę ir suktesnių, sudėtingesnių klausimų, kuriuos tikiuosi labai, komandom jau teks kur kas įdėmiau pagalvoti. Na, o dabar keliavame, ko gero, prie antrojo etapo. Kokia mūsų antrojo etapo tema, Vyteni? Kažkaip nerandu tos temos. Va, tai dėl to ir nerandu, kad vadinasi antras turas, taip tema, tai yra atradimai. Taip, atradimai, atradimai ir išradimai. Taip pavadinomės antrą turą ir vėl mes jums pateiksim 4 klausimus, turėsit po minutę atsakyti į kiekvieną ir aišku, turėsit galimybę matyti siūlomus jums variantus. Galim pradėti? Galim pradėti, atradimai, išradimai, na? Tai kur tie klausimai? Kur jūsų mielas ponė klausimai? Štai. Štai, šie klausimai pasimetęs šeštadienis niekada netenka dirbti. Gerai, tai pirmas klausimas vėlgi bus toks gražus su iliustracija. Ja matote dabar priešais save, kompiuterio monitorė. Kokia žymi kelionė pavaizduota paveikslėlyje? Kaip jums atrodo? Čia pavaizduota kelionė. Kokia žymi kelionė pavaizduota paveikslėlyje? Toks yra antro turo pirmas klausimas. Įsižiūrėkit gerai, laivus matot, taip, matot žmonės, matot vėliavą kažkokią, matot medžius, kurių Lietuvoje turbūt net ir nerasi. Tai kokia žymi kelionė pavaizduota paveikslėlyje? Turite išsirinkti vieną teisingą atsakymo variantą iš 4. Taip, na, o kol komandos renkasi teisingus atsakymus ir studijuoja atidžiai ir įdėmiai paveiksliuką, aš norėčiau paklausti, Vyteni, tavo nuomonė, koksgi yra žmonijoje išradimas, kuris labiausiai pakeitė visų mūsų gyvenimą, tai kiekvieno žmogaus gyvenimą. Koks tavo nuomonė? Aš kažkaip labai prie biologijos ir medicinos linkstu visą laiką. Ir man šita mokslo sritis labai įdomi. Aš manau, kad vakcinos prieš marą, prieš tą patį gripą, nuo kurio serga dabar pusė Lietuvos, tai yra labai reikšmingas atradimas ir išgelbėjo tikrai ne 1,000 ir ne 10 000 gyvybių. Na, o aš tiesą sakant, kaip moteris, tai labiausiai vertinu ko gero plastiką, nors tiesa, plastikas šiuo metu yra visiškai keikiamas, sakoma, kad jis labai teršia gamtą, bet kaip palengvino mums gyvenimą plastiko išradimas, siaubas. Ir siurbliai, ir mikrobangų krosnelės, ir dujinės, ir šaldytuvai, viskas juk yra iš plastiko. Man šitas išradimas labiausiai imponuoja. Na, be abejo, reikia būti atsakingiams, kaip sakant. Labai ilgai yra, aš taip galvoju. Labai ilgai yra mano išradimas, tiesa, bet ko gero galima elgtis atsakingai, na ir tiesiog perdirbti ir pagaminti naują, teisingai, ačiū, Vyteni. Na, be abejo, bet gyvenimas tapo lengvesnis, ko gero. Taip, nes plastikas yra lengvesnis už metalą. Tai ką pažymėjote jau? Pažymėjote teisingai, kaip galvojate? Kurį atsakymą pasirinkot? Klausimas, kokia žymi kelionė pavaizduota paveikslėlyje buvot? Aš tikiu, kad pažymėjote teisingai. Nors aš tą paveikslą kažkaip buvau matęs, gal tik tai gilioj vaikystėje ir taip net nepamenu kur. Pasidomėjau, sužinojau, bet jūs irgi laiko turėjot. Kaip jau minėjau, galit naudotis ir pagalbinę priemonę, kitam langė galit panaršyti internete, bet laiko nedaug, o laikas baigėsi. Laikas baigėsi ir mes pateiksime netrukus kitą klausimą. Vyteni, prašau. Antras klausimas antrame ture yra toks. Kokiai asmenybei pirmai buvo skirtos net 2 Nobelio premijos? Taip. Čia tiesiog... Aš pamačiau kažką ten. Fotografija. Čia nebuvo ta asmenybė. Ne, ir pagalvokite dabar apie asmenybę. Dar kartelį pakartosiu klausimą, kuriai pirmai buvo skirtos net 2 Nobelio premijos. Kas yra ta Nobelio premija? Kas yra visų pirma Nobelis? Daug pinigų yra Nobelio premija. Nobelio premiją įsteigė ponas Nobelis, tiesa. Taip, už išradimus, iš tikrųjų išradimus, kurie pakeičia mūsų gyvenimą, pakeičia visuomenę, pakeičia kasdienybę, mums labai dažniausiai padeda. Taip, tai už tokį išradimą, kuris padeda mums gyventi, yra skiriama premija, kurią pirmas įsteigė Nobelis. Taip. Na, o norėčiau, labai man įdomu, pavyzdžiui, tavęs paklausti, ar tu matai, Vyteni, kad kompiuterio ir interneto išradimas kažkaip irgi taip esmingai pakeitė mūsų gyvenimą. Koks jis dabar, būtų, jeigu neturėtume interneto? Gero, nežaistume dabar. Turbūt nežaistume dabar ir jūs ir mano
dukra, kita vertus, gal kieme dažniau būtų, va, nors ir dabar būna, bet daug vaikų dabar kur, ne kieme, prie kompiuterio, va, kaip jis pakeitė gyvenimą. O istorėjom po truputėlį, nežinau, kažkaip reiktų visgi nuo to kompiuterio kartais atsitraukti ir manau, tiek mes, tiek jūs tą padarysite, kai baigsis mūsų žaidimas. Na, iš tiesų oras labai gražus, bent jau Vilniuje ir Kaune šviečia saulė, na, kvepia visiškai pavasarį, todėl labai tikiuosi, kad išėję iš bibliotekų dar, na, šiek tiek pabūsite ir lauke, pasivaikščiosite galbūt. Taip, ir šitas išradimas, kompiuteris, na, jis yra geras, bet kas per daug, tas nesveikia. Taip, visada turi būti saikas visame kame. Tai, ar jau pažymėjote teisingą atsakymą antrą klausimą? Taip. Kokie asmenybei pirmai buvo skirtos tos 2 Nobelio premijos? Tikiuosi pažymėjote. Tai taip ir baigiam. Keliaujame prie 3 klausimo, kadangi kelionės mūsų tema, tai dabar jau parodykime jums tą paveikslėlį. 3 klausimas, va šitą iliustraciją, kuri prasmuko šiek tiek ankstėliau, bet vis tiek turbūt čia kelia daug klausimų, tai ką čia matot, ar ne? Taigi matot išradimą, taip, čia yra išradimas. Ypač plačiai pradėtas naudotis jis buvo 1918 metais, 20 amžiaus pradžia, kitaip tariant, Vokietijos kariuomenės ir laivyno. Tai buvo rimčiausias povandeninių laivų ginklas Antro pasaulinio karo metu. Tai koks tai išradimas? Va ir visas klausimas. Matot tą išradimą? Koks tai išradimas? 4 variantai, išsirinkite vieną iš jų. Dar kartelį gal pakartokime klausimą. Jei prieš jūs yra išradimas, kurį naudojo vokiečiai ir ypač jisai buvo svarbus ginklas Antro pasaulinio karo metu, toks išradimas ginklas netgi. Va, povandeniniai laivai, va, ginklas, kariuomenė, prie ko čia visą tai? Koks tai išradimas, Turit minčių? Tai būtinai išsirinkite teisingą atsakymo variantą. Taip, galėčiau čia dabar bandyti kažką svarstyti, bet susilaikysiu, turbūt nes per daug pasakyti. Bijau, kad per daug galiu pasakyti. Nesvarstykime, mes susilaikykime nuo bet kokių komentarų apie susijusių su klausimu, bet galime ko gero pasvajoti. Galbūt, jeigu galėtume pasvajoti ir leisti savo išrasti ką nors tokio ypatingo arba atrasti. Vat ką tu norėtum atrasti arba išrasti, Vyteni? Atrasti Ameriką dar kartą. Atrasti. Aš visai norėčiau atrasti kokią nors salą šalia Lietuvos, Baltijos jūroje, kurioje daug naftos po žemę, va, ir mes tada, kaip gerai gyventume, kaip kokie arabų šeikai. Nu, va variantas. Aš norėčiau atrasti salą Baltijos jūroje, kurie augtų palmės ir būtų labai labai karšta visą laiką. Ir būtų daug gražių vyrų. Galėtume, pavyzdžiui, važiuoti atostogauti net ir Viduržemį. Į savo nuosavą šalį ir pasaulį. Reiktų plaukti valtį maždaug 1,5 valandos tik tai. Ar ne? Būtų iš tikrųjų puiku, ypač vasario 24 dieną, kuomet laukia -20, o tu nusyri 1,5 valandos, sušylio toj saloj plus 18. Tai būtų fantastika. Tai mano čia toks svajonių atradimas. Pasidalinam savo svajonėm. Taip, aš kažkaip galvoju apie brangstantį benziną, man kur kas aktualiau būtų sala, kurioje plūsta nafta. Va, bet kas čia per išradimas? Jau turbūt pažymėjote. Teisingą atsakymą išsirinkote, manau, taip, šitame klausime ir antrame mūsų ture. Ir liko paskutinis klausimas, ketvirtam ture, kuris pavadintas išradimai, atradimai, o jis yra toks. Aš sėdėjau Berno patentų biure ir staiga pagalvojau. Gerai, čia ne aš sėdėjau. Jeigu žmogus laisvai krinta, taip, tai jis nejaučia savo svorio. Aš buvau sukrėstas. Ši paprasta mintis pasitarnavo man kaip pradinė paskata gravitacijos teorijai sukurti. Taigi čia ne mano žodžiai. Bet kas tai pasakė? Pagalvokit ir išsirinkit. Aš sėdėjau Berno patentų biure ir staiga pagalvojau, jeigu žmogus laisvai krinta, tai jis nejaučia savo svorio. Aš buvau sukrėstas. Ši paprasta mintis pasitarnavo man kaip pradinė paskata gravitacijos teorijai sukurti. Kieno tai žodžiai? Gravitacijos teorija, kokie baisiai sudėtingi reikalai, bent jau man, kur su fizika susipykęs, už tai niekada nebūsiu premjeru. Mes ko gero abu humanitarai esame, Vyteni. Su fizika susipykęs, su matematika šiaip. Aš muzikantas, mažumėlė dar. Ir muzikantas. Taip, šitą mieste, kur mes transliuojame, aš baigiau Naujalio meno mokyklą ir fortepijono klasę. O gal kad nors groji roko grupiai? Ir čia iš kartai būgnais? Taip, aš čia bandžiau grot būgnais, bet kažkaip nepavyko. Pienų geriau sakys. Va, tai jūsgi galvokit apie gravitaciją dabar, taip, gravitacijos teoriją ir tą žmogų, kur sėdėjo ten, mėgdavais nuėti vis, reiškia, patento biurus
Va, tai vieną, tai kitą išradimą užpatentuoto, kas yra patentai, žinot turbūt, ar ne? Esi gal ką užpatentavus, Inga? Ne, aš kol kas nieko neišradau ir nieko neužpatentavau. Tikrai, o tas ženkliukas, kuris už mūsų nugarų, jis, manau, irgi, galima sakyti, yra patentuotas reikalas. Jeigu nukopijuosit ir naudosit kur nors kitur, nežinau, prie kažkokio kito konservų dabar. Paukšt, šitie konservai, turistų pusryčiai bus pažymėti šitą gražią gėlytę. Na, blogai, gausit baudą didelį, nes šitas ženklas yra patentuotas, va, kaip ir gravitacijos teorijos išradimas. Na, bet labai įdomu, kad dažnai visokie patys tokie įdomiausi, reikšmingiausi išradimai padaromi visiškai netyčia. Tarkim, stebi, ką nors gamtą aplinką ir topteli mintis. Tai ne pirmas variantas, ne pirmas atvejis istorijoje išradimų, kad atsitiktų būtent taip. Tad galbūt jūs visi atidžiai labai stebėkite tiesiog visą aplinką, gal ir jums šaus kokių nors įdomių, genialių, galbūt netgi minčių. Na, o mes baigiame antrąjį turą, antrąjį etapą. Visiškai baigėme. Skaičiuojame rezultatus. Na, man labai įdomu, ar vis dar šimtukė bus tiek daug teisingai atsakiusių komandų. Na, šiek tiek sumažėjo. Sumažėjo šiek tiek, ne? Ir skaitome teisingus atsakymus. Taip, tai dabar pasakom teisingus atsakymus į kiekvieną klausimą. Pirmas klausimas antrame ture skambėjo, taip, kokia žymi kelionė pavaizduota paveikslėlyje. Paveikslėlį dar kartelį mes jums galime parodyti, jau pamiršote, va, toks yra paveikslėlis su keliauninkais. Tai Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. Toks pirmas buvo variantas jums pasiūlytas, jis yra teisingas. Dar buvo Vasco da Gama, Fernandas Magellanas plaukė aplink pasaulį ir rodo, kad pasaulis apvalus. Džeimsas Kukas atranda Polineziją. Na, nepažinojom turbūt nei vienas, nei Kuko, nei Gamos, nei Magellano, nei Kolumbo, taip, ar ne? Tai žiūrėti čia dabar tą veidą, ar čia Kolumbas, ar čia Magellanas, buvo sunku. Atsakymas visgi pirmas teisingas, Kristupas Kolumbas atranda ką? Ameriką. Taip, 2 taškai už jį. Ir antras klausimas. Jis buvo toks, kokie asmenybei pirmajai buvo skirtos ne 2 Nobelio premijos. Ar Marijai Curie, ar Winstonui Churchillui, ar Vislavai Šimborskai, ar Melvinui Kalvinui. Kalvinui Kleinui dar galėjo būti, bet nėra. Marijai Curie. Pirmas atsakymas yra teisingas. Taip, šita ponia buvo išradėja kaip reikiant ir ji buvo pirmoji, kuriai buvo skirtos iškart 2 Nobelio premijos už išradimus. Va, beje, fizika buvo labai stipri sritis Marijos Curie ir kažką ten su radiacija, man atrodo, ten turėjo reikalų, va, jinai ieškojo radiacijos reiškinių sferoje, va, ir dar išgrynino radį. Ne radžį, o radį. Na, čia ko gero cheminis elementas kažkoks. Taip, nedėlėje lentelėje, neatsimenu jo numerio ir šiaip su chemija irgi nesuturiu taip pat sėkmingai kaip ir su fizika. Bet prie fizikos dabar priartėkim visai tiesiogiai. Pažiūrėkim dar kartelį į ekraną, pažiūrėkim į nuotraukytę, kuri tokia vat juodai balta senobinė mat. Čia jūs matot išradimą susijusiu su fizika. Ir kariuomenė, ir jūrų laivynų, ir povandeninių laivynų svarbiausia. Ir Antruoju pasauliniu karu. Kas čia yra? Elementinė skaičiavimo mašina, kompiuteris pirmas pasaulio, šifravimo mašina ar povandeninių laivų variklis. Na, fizika, pažiūrėkit, kur čia variklis? Ne, nėra čia nei cilindrų, nei stumoklių, lyg ir nieko panašaus. Taip, iš tikrųjų, čia yra šifravimo mašina. Šifravimo mašina ir, na, karo metais Vokietijos kariuomenė, laivynas, žodžiu, siųsdavo įvairiausius pranešimus į povandeninį laivą ir atgal į žemę, naudodami šifravimo mašiną, kuri bent jau tą, kurią matėte, vadinosi Enigma. Va, ir oi, kaip sunkiai priešui sekės išsiaiškinti, ką ten, kaip ten kalba ir kokie yra planai vokiečių. Na, dėl to jie patyrė daug nesėkmių iš tikrųjų, nes vokiečiai susirašydavo, suplanuodavo ten kaip ką reikia savo šifrais visais ir jau kai smogdavo, tai smogdavo. Taigi čia buvo šifravimo mašina Enigma. Ir liko 4 klausimas, taip, knieti sužinot, kas tenai. Taip, be niekur nieko galvoju apie tai, ką čia patiria žmogus laisvai krisdamas, bet tai kas turėjo nutikti, bet aš įsėdžiu ir galvoju, tai ką dabar, Inga, tu čia patirtum, jeigu nuskristum nuo stogo žemyn. Aš nusižiūrėjau dar atsakymus ir galiu teisingą pasakyti. Tai sakom teisingą atsakymą, kieno buvo žodžiai ten, taip, apie žmogų krintantį laisvai ir sukritimą. Albertas Einšteinas. Taip, pasakė tai 1907 metais, būtent tuomet jo galvoj tvikstelėjo tokia mintis ir jo patie žodžiai tariant, tai buvo pati laimingiausia jo mintis gyvenime. Taip. Baigiam dar vieną antrą turą. Taip. Ir keliaujame į trečiąjį. Koksgi trečiasis? Kokia mūsų trečiojo turo tema? Ai, net neįsivaizduoju, kurgi vėl pasidėjo mano trečias turas. Gal gertuvė įsidėjai?
Teisingai, gertuvė. Tie vyrai prisiema įvairių dalykų ir po to pamiršta. Va, teisingai, mano gertuvė ir... Na, bet už tai pasimam ne tiek jau daug dalykų kaip jūs moteris. Va, ir tikrai reikalingi dalykai. Gerai, gertuvė į šalį. Ir štai yra klausimai trečiajame ture. Aš pradėsiu skaityti iš karto pirmąjį. Pasiruošę? Kuris rajonas Lietuvoje, nes šis turas vadinasi Lietuvos vietovės, yra pats ežeringiausias, taip? Kuris rajonas Lietuvoje yra pats ežeringiausias, kaip jums atrodo? Tai parašykite, pasirinkite, galiausiai spėkite teisingą atsakymo variantą. Visi išvardinti rajonai yra labai ežeringi, taip kad reikės dabar jau taip pat pagalvoti šiek tiek. Na, o tu pas Vytenį ar mėgsti ilsėtis prie ežerų, ar mėliau ilsiesi prie jūros? Prie jūros būtinai ilsiuosi kiekvieną vasarą kažkaip, nes, na, jei vasara be jūros kažkaip man ne vasara. Na, kita vertus labai toli važiuoti. Prie ežerų būtų kur kas greičiau nuvažiuoti prie kokio, nežinau, ežero, koks čia yra ežeras. Ir aplink Vilnių nemažai ežerų. Koks, kaip pavadinasi, prie Pilaitės, salotė, kokia nuvažiuoti. Va, paplaukiat ten su žmonėm, gulbėm ir konservų dėžutėmis, pavyzdžiui, kartu tame ežere plaukiat. Bet ko gero labiausiai visus traukia vis į tos ežeringiausius Lietuvos rajonus. Aš dabar jau nesakysiu, nevardinsiu, koks kuris yra. Nuo to, va, taip. Bet ten, kur dideli gražus ežerai, man labiau, tiesą sakant, patinka ilsėtis prie ežerų. Aš tiesą pasakius, žinok, pažiūrėčiau tos atsakymus, na ir net nežinau, tarp dviejų labai smarkiai blaškyčiaus. Oi, blaškyčiaus ir, na, netrukus jūs sužinosit, kuris yra teisingas atsakymas. Net ir tarp trijų galima pasimest. Tai jau tikiuosi pažymėjote jį ir mes baigiam. Taip, laikas baigėsi. Dar truputėlį palaukiam, jeigu kartais kuri komanda šiek tiek. Gal vėluoja interneto ryšys, gerai, dar truputėlį galime palaukti. Pasvajokim apie vasaros atostogas, kai bus karšta. Ir apie tai, kaip atitirps galų gale ežerai, gal net jau kitą savaitę, kol kas jie visi užšalė ir važiuodami čia pro didžiulę ežerą irgi matėm, kad jis dar kol kas sukaustytas ledo. Kol kas keliaujame prie antrojo klausimo. Viskas, baigiam su pirmu klausimu. Antras klausimas toks. Na, pradžiai gal parodykim vėl. Čia vaizdo nėra. Mes neturime vaizdo, tiesiog tai yra pastato aprašymas galbūt. Taip. Nerodysim vaizdo, nerodysim, gerai. Taigi, pastatas, įsivaizduokite, yra toks pastatas ir to pastato sode yra įsikūręs Vilniaus universiteto botanikos sodas. Jame yra pati gausiausia augalų kolekcija Lietuvoje ir viena didžiausių kolekcijų Baltijos šalyse. Apie kokį pastatą va čia aš kalbu? Va, už tai ir nerodysim, nuotraukos turbūt, nes būtų lengva. Gal iškart pažintumėt, nes jis stovi kažkur šalia jūsų namų. Tai variantus mato, dar kartelį pakartoju klausimą. Pastato tokio, vadinkim, sode yra įsikūręs Vilniaus universiteto botanikos sodas. Jame yra pati gausiausia augalų kolekcija Lietuvoje ir viena didžiausių kolekcijų Baltijos šalyse. Apie kokį čia pastatą kalbama? 4 taškai beje bus už teisingą atsakymą, tai pagalvokite dabar, kas čia pilis, dvarai, kas čia per pastatas galėtų būti. O gal tu, Vyteni, pats užsiimi sodininkystę? Taip, galiu pasodinti svogūną. Imi svogūno šaktą, taip, grūdi į žemę ir užauga žali svogūno laiškai. Labai gera tokia daržovė, iš tikrųjų labai lengvai užauginama. Lengvai užauginama ir ją galima, ko gero, jau ant palangės auginti. Taip, galima netgi be žemės, užtenka į stiklainiuką. Ir jau skanautis šviežiais svogūnų laiškais. Taip, ekologiškais svarbiausia. Matyt, kad ekologiškais, nes vis tiek pro šaknį pirksi kokią nors Maximo arba iki, kaip ten nebūtų. Gerai. O gal žmonės turi savų užsiauginti? Gal turi, tai skanių svogūnų, tie, kas jos kremta ankstyvą metą. Ir pastatas, taip, pastatas ir sodas prie jo. Mūsų domina dabar labai. Tai pastato tokio sode yra įsikūręs Vilniaus universiteto botanikos sodas. Koks tai pastatas? Ar jau pažymėjo teisingą atsakymą? Taip, laikas bėga į pabaigą, dar luktelim kelias sekundėlės. Ir ko gero keliausime prie trečiojo klausimo. Kuris mūsų ture pavadintame Lietuvos vietovė skamba taip. Kuris kalnas Lietuvoje aukščiausias? Arba kitaip tariant, kur yra aukščiausias Lietuvos kalnas? Va, pasižiūrėkite atsakymo variantus. Dar nežiūrėkite, dar nematote. Bet dabar jau turėtų pradėti atkeliauti iki komandų kompiuterių. Atsakymo variantai, gerai, tai pasirinkite teisingai. Kur yra aukščiausias Lietuvos kalnas? Kur? Kuris, nevardinkite, bet sakykite, kur pasirinkite atsakymą? Kur yra aukščiausias Lietuvos kalnas? 6 beje taškai už teisingą atsakymą.
Ir aš taip čia irgi pasimeščiau turbūt mažumėlę. Ko gero tie, kas googlina, kaip sakant, naudojasi internetu Tai jau ir rado geba gal. greitai ir vikriai tą padaryti, tai ko gero neilgai truks ir surasti šito atsakymą. Aš lyg ir pavadinimą kalno žinau, bet kur jis yra? Bet nesakom nieko ir geriau gal pasvajojam, pakalbam apie savo kalnus? galbūt. Ne. Lietuvoje kalnų nelabai daug yra, daugiau kalvos. Štai neturim bet žemės drebėjimų. Taip, neturim žemės drebėjimų, bet galbūt tu, Vyteni, prisimeni, kokia buvo tavo pirmoji kelionė, kuri galbūt sukėlė daugiausiai įspūdžių. Aš galiu pasakyti paskutinę kelionę, kur aš buvau prieš gerą savaitę ir buvau pasiekęs 3 km aukštį, nes važiavau į kalną, į vieną kalną, kuris vadinasi Teidė. Ir jisai yra Tenerifės saloje, Kanarų salyne, tai yra aukščiausias salyno kalnas, kuris 1905 metais buvo išsiveržęs ir užpylė visą Tenerifę lavą ir pelenais. Ten visa sala yra sudegusi, yra juodo akmens ir juodo smėlio pležai, visi akmenys toje saloje yra sudegę, juodi akmenys. Va, ir kalnas yra įspūdingas, o kelionė dar įspūdingesnė, nes tu važiuoji automobiliu, važiuoji, pravažiuoji debesis, pirmą juos įvažiuoji, pakyli virš debesų, tada vėl važiuoji, patenki į visišką mėnulį kosmosą, kur yra labai labai įdomus, vadinamas, lietuviškai, landšaftas, kraštovaizdis, va, ir galiausiai tu pamatai Teidės viršukalnę, kraterį, kuris yra sniege paskendęs, va, ir į kurį patekti leidžia ne kiekvieną, va, ir, net galva svaigsta nuo to aukščio ir nuo tų vaizdų, kuriuos ten matai. Aš ir galvoju, kodėl Vytenis toks įdegęs, jis pats pasirodo iš Kanarų. Taip, buvau visai neseniai ten ir ant Teidės įdegiau, nes buvau arčiau saulės. O dabar, ko gero, einame prie 4 klausimo. Taip, pats laikas jam, o jis yra su Lietuva susijęs, taip, nes Lietuvos vietovės, 3 turas pavadintas taip. Skaitau klausimą. Ši vieta įtraukta į Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Geologas Valentas Baltrūnas manė, kad į šią vietą nukrito meteoritas. Šalia jos, tos vietos, yra rodyklė paslapčių takas, apie kokią vietą kalbama. Dar kartelį kartoju klausimą. Vieta ši įtraukta į Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Geologas Valentas Baltrūnas manė, kad į šią vietą nukrito meteoritas. Ir šalia jos, tos vietos, yra rodyklė paslapčių takas, apie kokią vietą kalbama. Pagalvokit arba tiesiog paspėliokit. Na, atsakinėjo komandos į klausimus, aš tiesiog trumpai primenu komandų skaičių, iš viso dabar varžosi 819 komandų iš visos Lietuvos. Na ir renkame pačią sumaniausią šeimą, kuri greičiausiai, vikriausiai, teisingiausiai atsako į visus klausimus. Dar kartą primenu, kad tokių komandų atsakysiu į visus klausimus teisingai buvo daugiau nei 70. Tai tiesiog dabar yra pagrindiniai tie lemiamieji etapai, turai, kurių metu ir nusispręs, kasgi laimėjo. Taigi paskutinis klausimas jau buvo paskaitytas, aš jį dar galiu pakartoti. Ši vieta įtraukta Europoje labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą ir geologas Baltrūnas manė, kad į šią vietą krito meteoritas ir šalia tos vietos ir dar rodyklė tokia paslapčių takas. Tai apie kokią vietą aš čia kalbėjau? Na, čia ko gero reikia labai gerai išmanyti Lietuvos žymes vietas ir būti gerokai pakeliavus po Lietuvą, po gimtąją Lietuvą. Taip, iš tikrųjų, keliauti po Lietuvą irgi yra puiku. Ir važiuojant į tą pačią Nidą, ar ne, mes mėgstam kartais sustoti, kur nors nuvažiavę toliau nuo autostrados į kokią nors įdomesnę vietą, pasižiūrėti, pasidomėti istoriją. Yra labai puikių knygų, toj pačioje bibliotekoje pasižiūrėkite. Dabar neatsimenu, bet Lietuvos atlasas kažkaip keliaujantiem. Žodžiu, kelionių vadovas po Lietuvą. Ar ten 100 įvairiausių įdomiausių vietų. Va, tikrai būtinai pavartykit. Geras reikalas, nes sužinosit, ko nežinojo. Gal šalia jūsų gyvenvietės, kaimo ar miesto yra labai įdomi vieta. O gal netgi ta, apie kurią čia buvo tas paskutinis klausimas. Taigi, ko gero pateikiam 3 etapo turo rezultatus. Na ir kol kompiuteris skaičiuoja ir visos komandos pamatys, Vyteni, prašau perskaityti teisingus atsakymus. Tai teisingi atsakymai yra tokie. Pirmas klausimas šiame ture buvo, kuris rajonas Lietuvoje yra pats ežeringiausias. Sakiau, sunku čia pasimest galima. Na, Telšių rajonas turbūt tikrai ne tas. Molėtai, Zarasai, Ignalina. Molėtų rajonas.
Va, teisingas. Atsakymas, Molėtų rajonas yra pats ežeringiausias, nes aš kažkaip galvojau visą laiką apie Zarasus, bet, na, matyt, kažkas skaičiavo ežerus ir Molėtų rajonas yra ežeringesnis už Zarasų rajoną. Molėtuose beje yra, Molėtų rajone, 227 ežerai. Tiek buvo suskaičiuota. Gal koks vienas per naktį dar atsirado. Antras klausimas buvo toks. Šio pastato sode yra įsikūręs Vilniaus universiteto botanikos sodas. Jame yra pati gausiausia augalų kolekcija Lietuvoje ir apie kokį tą pastatą kalbama. O pastatas tas Kairėnų dvaras. Taip, tie, kas Vilniuje gyvena arba Vilniuje būna, dažnai turbūt girdėjo apie Kairėnų botanikos parką, tai Vilniečiam čia turbūt buvo lengviau atsakyti šitą klausimą, bet kiti gal irgi žinojo, galbūt rado netgi tam pačiam internete. Dar vienas klausimas, kur yra aukščiausias Lietuvos kalnas buvo, taip? Vėl nepasakiau to kalno pavadinimo, bet aš galvoju apie kitą kalną. O aukščiausias Lietuvoje kalnas yra Aukštojas, ir tas Aukštojas yra Medininkuose, ne Jozapinė, ne, aš apie Jozapinę galvojau. Ne Jozapinė, ne Antaviliuos, ne Nykščiuose, o Medininkuose yra aukščiausias kalnas, pavadintas Aukštojų. Ir ketvirtas klausimas buvo apie vietą, kuri įtraukta į Europos labiausiai saugomų 100 gamtos paminklų sąrašą. Geologas Baltrūnas manė, kad į tą vietą krito meteoritas. Ir ta vieta yra ne Karvės ola, ne Krušonių skardis, ne Didžioji Jonionių griova, o Velnio duobė ta vieta yra. Ir šita vieta yra labai lankoma turistų ir įtraukta į tą sąrašą. Aš irgi buvau Velnio duobėj, nebuvau ir duobėjimą. Žiūrėjau, žodžiu, kas ten kaip. Tikrai įspūdingas reikalas, didžiulis toks gilus krateris, sakykime, kaip tam ugnikalnį, ir geologas Baltrūnas iškėlė hipotezę už tai, kad ten krito meteoritas. Kaip ten yra iš tikrųjų, nieks nežino. Meteorito kol kas tai hipotezė tik yra. O aš norėčiau iš Vytenio žodį perimti ir tiesiog pasidžiaugti, kad net 26 komandos teisingai atsakė į visus iki šiol buvusius klausimus. Teisingai atsakė, nes dar nebuvo paties sunkiausio mūsų turo. Taip, o šitas turas jau labai sudėtingas. Šitas turas labai sudėtingas, tik aš dabar galvoju, kur aš pasidėjau savo klausimus. Man atrodo, aš kažkur dėjausi į kuprinę. Pasižiūrėk mano kuprinę. Kuprinė, čia didžiulė kuprinė. Kuprinė. Radom klausimus. Bus paskutinis turas. Kuprinė galim čia kažkur padėti už mūsų. Ir paskutinis turas bus, taip, ir bus labai sudėtingas. Paskutinėme ture bus labai daug paveiksliukų, todėl atidžiai žiūrėkite į savo tiek kompiuterio ekraną, kuriame vyksta transliacija, kuriame matote mus, ir taip pat į savo, klausimų formą. Taigi, turas pavadintas šitas kontūrai ir, jūs turėsite matyti kontūrus netrukus, valstybių kontūrus. Taip, man čia labai smagu žiūrėti tos kontūrus, nes aš turiu šalia savęs gaublį, o jums reikės pasistengti, nežinau, yra... Vytenis, o aš save matau ekrane, atsiprašau, Vytenį. Gerai. Grožėkis savimi, Inga, aš galiu kalbėti nenutrūkstamai, aš galiu savęs nematyti, radijo įpratęs kalbėti su savimi, net nežinodamas, ar kažkas mane girdi. Tai, žodžiu, beje, galite naudotis ir Google Maps'u kokiu nors, visai čia rekomenduotinas dalykas, jeigu spėsit. Ar mes galim skaityti klausimus? Taip, prašom. Taigi pirmas klausimas yra toks, kokios valstybės kontūrai pavaizduoti paveikslėlyje? Klausimas, ar tą paveikslėlį dabar mato tie, kas prie kompiuterių viešose bibliotekose. Lukterkim minutėlę vieną. Nes čia yra svarbiausias dalykas. Grįžau, aš turiu paveikslėlį, galiu jums parodyti. Matot, aišku, kad nematot. Per toli. Tai dabar palaukime, kol bus paveikslėlis. Va, tai matote pagaliau. Paveikslėlį. Paveikslėlis yra... Taigi čia yra valstybės kontūrai. Jūs turite parašyti, ar pažymėti tiksliau, kokios valstybės kontūrai pavaizduoti šitame paveikslėlyje. Šita valstybė va prieš mane, kaip tik šitame gaublyje gražiame. Va, o jūs turit pažymėti teisingą variantą, kokiosgi valstybės kontūrai pavaizduoti paveikslėlyje. Aš tokio žaidimo niekada nežaidžiau, iš tikrųjų, pakankamai įdomu ir klaidu. Jie yra sudėtingi tokie. Menininkas turi būti žmogus labai didelis, architektas, braižytojas, grafikas gal. Kad atpažintų iš kontūrų. Yra visokių šalių, būna kartais, pavyzdžiui, šalis labai panašios į vairias geometrinės figūras.
Tiesa. Taip, tas taip. Bet, Ir šitas paveikslėlis man kažkaip irgi įdomus to, kad yra labai dvi tiesios linijos, ar ne, tokios susikertančios. Na, pagalvokit, kas čia galėtų. Kurgi tai kokie istoriniai galbūt įvykiai, faktai taip lėmė, kuriam galbūt žemynė, kurioje pasaulio vietoje taip jau buvo skirstomas pasaulis į tokias dalis. Na, o aš kartu taip norėčiau prisiminti visai, kad, kaip jau minėjau, kai kurių valstybių kontūrai labai panašus yra į geometrinės figūras ir, pavyzdžiui, tokia Prancūzija, jinai netgi save vadina šešiakampiu. Yra toks, kaip neoficialus pavadinimas. Italijos prisimenant, irgi. Mes Italiją batu vadinam. Batas toks aukštakulnis su kulniuku tokiu, taip. Tai čia, reikėtų labai gerai jau būti. Prisiminkit mokyklą, joje dabar nesimokote, prisiminkit geografiją, ir pasirinkot tikiuosi teisingą atsakymą. Na, o ko gero komandose gal yra tų vaikų, kurie mokosi kaip tik geografijos metu, valstybių vietas ir taip toliau. Taigi, ko gero keliaukime prie antrojo klausimo. Ir jisai vėl su vaizdeliu, nes... Visi klausimai bus su vaizdeliais. Taip, tai galim rodyti galbūt vaizdelį. Kokios valstybės kontūrai pavaizduoti čia? Kokios čia valstybės kontūrai? Na, jeigu ten buvo dar bent jau dvi tiesios tokios susikertančios linijos tiesias, tai čia jau kažkaip viskas kitai. Čia tokia irgi visai įdomi forma, tiesiog kai žiūri tas šalis, atskirtas nuo, ta prasme, ne žemėlapinio kontekste, tai vienas krantas labai vingiuotas, kiti labai tiesus, galbūt net ne krantas čia. Nesudėtinga, man, aš dabar galvoju, jeigu aš sėdėčiau viešoje bibliotekoje, tikrai būtų sudėtinga, ir jeigu aš neturėčiau šalia gaublio, o turbūt, kad 80% ir neturi. Taip, bet bibliotekoje ko gero galima rasti atlasą arba žemėlapį ir greitutėlį bandyti jame surasti. Bet kai sėdi prie kompiuterio, gali ir kompiuterį ieškoti. Jis įgudęs, yra daug įvairiausių programų ir palydovai skraido ir tiesiogiai vaizdus transliuoja ir žemėlapių, tiek pačių įvairiausių. Tai tikiuosi jūs jau sugebat rasti. Taip, jeigu nesugebat, tai tiesiog arba spėti. Geriausiai spėti. Taip. Nepamirškime, kad buvo netgi 26 komandos, kurios surinko po vienodai taškų, o šitas turas mums leis, tikrai išrinkti pačią sumaniausią komandą, kuri bus labiausiai įgudusi kelionėse, kuri bus daugiausiai galbūt apkeliavusi, galbūt geriausiai išsistudijavusi visą atlasą, Taigi, ko gero keliaukime prie trečio klausimo, o popa į Europą. Taip, tai dar vienas pavyzdėlis ir dar viena valstybė ir jos kontūrai. Kokia čia valstybė galėtų būti? Mąstykit, laikas bėga, dar kartelį. Pasižiūrėkit, čia jūs matote valstybės kontūrus ir turit pasirinkti atsakymą teisingai iš jums siūlomų. Taip? Atsakymai vėlgi 4 siūlomi. Kokia čia valstybė? Pagal kontūrus bandykit nustatyti. Aš gal truputį padėsiu, labai nedaug, bet truputį kažkaip noris padėti. Nebūtinai tai susijęs su šituo klausimu, beje, bet yra valstybių, kurios yra salos. Taip? Valstybė, sala irgi valstybė. Tai čia tiesiog maža pagalba, bet turbūt, kad nei vienas iš šitų variantų bent jau šiuo atveju nesusijęs. Ne, šiuo atveju nelabai, sakant, nelabai, galbūt praėjusiam klausimui. Ten apie Prancūziją kažką Inga kalbėjo, bet jau pamiršo turbūt, jau pamiršo. Kai mes kalbėjome apie tai, kad formas valstybių pačias įvairias. Na, pasižiūrėkit dar kartelį, laikas jau visai pabaiga. Atsiprašau, laikas dar tik prasidėjo. Laikas dar tik prasidėjo. Paspausti. Inga kaip gerai. Man labai gėda, bet komandos turėjo laiko išsistudijuoti. Tai pasisekė puikiai, tai čia turėjot galimybių ir dar turit galimybių, nes bėga laikas tik dabar. Žodžiu, 40 sekundžių dar turite ir pasižiūrėkite, kokiagi čia ta valstybė, kokios valstybės kontūrai galim gal dar priminti. Tai parodykim dar tą trečios valstybės kontūrus. Čia kalba apie šitą valstybę, kur čia jinai galėtų būti Azijoje, Europoje, Afrikoje, Amerikoje, pietų, šiaurės, nežinau, dar tu Amerikų matai kiek. O gal čia apskritai sala, bet tokio varianto bent jau nėra. Čia, pavyzdžiui, Velykų sala. Gal Velykų sala, bet tokio varianto nėra. Už teisingą atsakymą beje 6 taškai komandai ir tikrai po šito turo, manau, jau tikrai labai daug atsisijos. O jeigu neatsisijos, tai mes turime ir papildomą turą dar pasiruošę. Turim dar tokį pasiruošę.
O laikas turbūt baigėsi. Taip, dar laiką biškiuką, atsiprašau. Truputėlį. Iš susijaudinimo net netaisyklingai kalbėti pradėjau. Atsiprašau. Kalbam šnekamąją kalbą. Dar truputėlį lukterkim, kad visos komandos tikrai spėtų atsakyti. Nuspręsti, kokiegi čia kontūrai. Aš tiesą sakant, atvirai pasakius tau Vytenį, tikrai ne į visus klausimus atsakyčiau, o gal ir ne į vieną. Aš tikrai nesakyčiau ne į vieną. Jeigu aš neturėčiau šalia kokios nors programos arba žemė šito gaublio, tai čia labai sudėtinga. Taip, Italija, tai tikrai pasakyčiau, bet daugiau. Na, ko gero, šitoj rungty laimės eikliakojai tie, kurie greičiausiai bibliotekos lentynose bus susiradę atlasą. Taip, gerai, keliaujame prie ketvirto klausimo. Ketvirtas paskutinis klausimas mūsų žaidimei neprireiks papildomo turo yra vėlgi toks, pasižiūrėkite, nauja valstybė ir naujos valstybės kontūrai, pavaizduoti paveikslėlyje. Valstybė čia ar sala čia, spręskit patys. Ukraina, gal sala ar Kazakstanas ar Meksikas, žodžiu. Tai variantai, taip? Taip. Pasižiūrėkit į variantus atsakymų, taip, ir jeigu nežinot, bent galit spėti. Kita vertus laiko turit, bėgti arba ieškoti atlase ir lyginti šitą paveikslėlį su įvairiausiom valstybėm, šalim. Va, tai kokia čia valstybė, kokios valstybės kontūrai, pasižiūrėkit, įsižiūrėkit, ten taip ir... O galbūt ir bus buvusių šitoj šaly? Gal ir taip, yra čia jūra, kažin ar ne, kokia, ten kairėje gal galėtų būti, o gal dešinėje, vandenynas. Na, toks įdomus krantas vienas yra. Vienas, man atrodo, tikrai krantas galėtų būti, lyg ir įlanka netgi, sakyčiau, ten apačioje pietuose. Na, gal buvot, gal nebuvot. Gal matėt, žinot? Net ir buvo, turbūt kontūrų nematėt, skrisdami lėktuvu, taip jau aiškiai. Ieškokit teisingo atsakymo, tai yra lemiamas turas ir po jo žinosim nugalėtoją, turbūt. Taip, aš manau, kad po šito turo tikrai turėtume žinot nugalėtoją, na nebent koks būtų ypatingai, nežinau, daug keliaujančių, ne? Ir kurie bus visą tai aplankę. Sudėtingas reikalas kontūrai, tas mūsų ketvirtas turas, bet jis jau į pabaigą. Labai džiaugiuosi, kad būsim atsirinkę geriausią komandą. Gerai, dar lukterkim kelias sekundės ir ko gero galime jau žiūrėti. Viskas, laikas baigęs ir žiūrim dabar, tiksliau pasakysiu aš jums teisingus atsakymus. Na, bent jau pirmas klausimas su Europa nesusijęs, mėla kolegė. Va, čia ne Europa, čia yra Šiaurės Afrika ir čia yra Egipto kontūrai. Va, tikrai išskirtinis toks kontūras su tom dviem tiesiom linijom. Va, taigi čia Egiptas, ne Kambodža, ne Saudo Arabija ir ne Kanada. Antros valstybės kontūrai, kaip jums atrodo, kokios, Apie salą, kodėl aš kalbėjau? Šiaip norėjau padėti, bet tik tai vėliau, specialiai, ne prie antro, prie trečio klausimo kalbėjau apie salą. Tai yra Madagaskaras sala, va, kuri yra, kuriam čia ramiajam Atlanto, ramiajam ar Indijos, man atrodo, taip, Indijos vandeninė yra Madagaskaro sala. Ir kas pažymėjo, tai šaunuoliai, sveikinu. Liko dar du neiškumai, trečias, taip, klausimas ir trečios valstybės kontūrai, o ta valstybė... Keliaujam vėl į Afriką ir Afrikoje, ir tai yra Nigerija. Nigeris ir Nigerija yra beje visai greta, bet tai ne Angola, ne Iranas ir labiau ne Prancūzija. Pažymėjot Nigeriją, šaunuoliai, 6 taškai jums. Ir paskutinė valstybė ir valstybės kontūrai štai čia. Yra ten jūra, nėra, kaip ten jums atrodo? Yra visgi, Ukraina čia. Čia Ukraina ir... Dabar žiūriu, kaip tik Krymas, taip, Odesa, Juodoji jūra, va, tai prie Juodosios jūros esanti valstybė Ukraina, jei tai žinot, jei pažinot, šaunuoliai, viskas veikia. Na, viskas dar ne viskas iš tikrųjų, nes net 21 komanda ir 22 komandos surinko po 80 taškų, tai yra teisingai atsakę į šitą suktąjį turą. Į šitą suktojo turo klausimus, todėl su šitom komandom, 22 komandom, žaisime papildomam ture. Taigi, aš neturiu klausimų, jokių papildomų neturiu klausimų. Turime klausimus, tuoj gal kuprinėje rasim klausimus, vėlgi bus įsidėjus. Kokia apdairi ta Inga, ne veltui tiek daiktų atsinešė, net ir papildomų klausimų pasirodo Inga, matys, kad turi. Kuprinė iš kitos pusės žiūri, tuoj lūkti ir kaip įkišiu ranką, pamagaluosiu ir galbūt ir rasiu. Va, man atrodo, čia, žiūrėk, taip, net ne kupriniai buvo. Va,
O, prašau. Yra. Tos moteris, kaip pasakytų Vytenis. Nieko neranda nei rankinukose, nei Gerai, kuprinėse. taigi, kaip žaisime papildomą etapą? Tos 22 komandos, kurios surinko po 80 taškų, tik jos žais. Kitos komandos galės stebėti klausimus, galės sirgti už tas žaidžiančias komandas, tačiau spausti, atsakinėti klausimus jos neturės galimybės. Taigi nenustebkite, jeigu jūsų kompiuteryje ir jeigu nepatekote į to 22 geriausių ir protingiausių, tiesiog jūsų kompiuteryje nebus galimybės atsakyti į klausimą. 22 pirmosios komandos tikrai ją turės. Taigi, šį kartą papildomame ture bus ne tik skaičiuojama, ar teisingai atsakėte į klausimą, bet ir, kaip sakant, skaičiuojamas laikas. Tai yra tos komandos, kurios atsakys greičiausiai, atsiras viso reitingo viršuje, tos, kurios atsakys šiek tiek vėliau, atsiras reitingo apačioje. Kiekviena komanda turi 60 sekundžių ir skaičiuosime būtent pagal tai, kaip per 60 sekundžių jos atsako. Na kągi, pradėkime tą papildomą etapą. Gerai, Vyteni, prašau, skaitykite klausimą. Pirmas klausimas toks šitame ture, kurį net pavadinti galima atsargus elgesys internete. Pratęskite mintį. Prieš skelbdami vaizdo įrašus internete turėtumėte įsitikinti ir pratęskite mintį. Dar kartelį pakartosiu, pratęskite mintį. Prieš skelbdami vaizdo įrašus internete turėtumėte įsitikinti. Kuo turėtumėte įsitikinti? Pratęskite mintį. Bandykit tęsti mintį, žiūrėdami net ir į atsakymo variantus, kurie čia pateikti. Taip, tiesiog pagalvokit gerai. Atsakymo variantų čia labai daug turėtų būti 6, jeigu nemeluoja mano šaltinis. Taip, yra 6 atsakymų variantai, juos reikia paskaityti, įsigilinti juos ir kuo greičiau atsakyti. Beje, čia gali tikti ir ne vienas atsakymas, gali būti daugiau teisingų, bet... Bet nepasakinėkime, Vyteni, niekam nieko, nes jau... Taškai, taip, suprantat, kaip skiriami, aš jau minėjau, galų galia, jeigu į tą temą bent jau kalbat, mes galim pusę taškų skirti jums. Taigi, pratęskit mintį, prieš skelbdami vaizdo įrašus internete turėtumėte įsitikinti, ir išsirinkite... Ir tiesiog išsirinkite jūsų nuomonę teisingą atsakymą. Šitos minties pabaigą išsirinkite. Taigi, taškų nepamirškite, kad... reikia. Taip, kad skaičiuojamas ir laikas šį kartą, tai kuo greičiau atsakysite, tuo aukščiau visoje reitingų lentelėje ir būsite. Ir laikas svarbu, ir atsakymai svarbu, ir taškai svarbu, ir tie taškai gali būti skirti ir už vieną, ir už kitą, ir už trečią, netgi variantą. Nes čia juk papildomas turas tiem geriausiam žaidėjim. Gerai. Baigiam su pirmu klausimu. Baigiam. Užteks? Keliaujame prie kito klausimo. Kitas klausimas vėlgi susijęs su elgesiu internete atsargių. Kurie teiginiai nurodo, kad internete elgiatės atsargiai? Kurie teiginiai nurodo, kad internete elgiatės atsargiai? Ir tiesiog... Pasižiūrėkite į tos teiginius. Visus teiginius. Pamatysite, jeigu dar nematote. Tiesiog turėtumėt perskaityti per 1 minutę ir nuspręsti, ar šie teiginiai nurodo, kad internete esate atsargus ar ne. Mes atsargus internete, mus saugo kažkaip, turim čia tokių programų, antivirusinių ir visokių kitokių, taip. Turime leidinukų. Ir turim leidinukų, taip, kurie... Galime paklausti bibliotekininko be abejo. Taip, leidinukai gali padėti, iš tikrųjų, tėveliam sužino daugiau, nes dažniausiai tėvelius vaikai aplenkia ir sužino pirmą jūsų daug ko, tai kad spėtumėte išvengti nesusipratimų, pavartykit leidinuką Saugus ir draugiškas internetas tėvams, ten ras tikrai gerų patarimų, kaip uždėti, pavyzdžiui, kokį nors bloką ant tam tikros informacijos turinčių svetainių, ar ne? Neigiamos informacijos sklaida neturi vykti jūsų namuose. Tai, kurie teiginiai nurodo, kad internete elgiatės atsargiai jūs, mūsų, pasižiūrėkit, pasirinkit teiginį arba teiginius ir gaukit taškų, kurių labai reikia, nes čia jau papildomas žaidimo turas. Taip, ir renkame laimėtoją. Gerai. Dar lūkiant kelias sekundėlės, gal kažkas... 3, 2, 1... Skirta minutė baigėsi. Viskas. Gerai. Ir galiausiai trečiasis klausimas, papildomam turė yra tik 3 klausimai. Įsiklausykite jį. Kurie veiksmai nurodo, jog elgiatės atsargiai ir apsisaugote nuo kenkėjiškų programų. Kurie veiksmai nurodo, jog elgiatės atsargiai ir apsisaugote nuo kenkėjiškų programų.
kenkėjiškos programos. Žinot, tokios būna, kurios siunčia visokį šlamštą elektroninio pašto dėžutę jūsų. Čia yra tokia, irgi sakyčiau, kenkėjiška programa, spamas vadinamas, šiukšlės. Ir labai nekenčiu, kai mano elektroninio pašto dėžutė mano prišiukšlinta. Atsidarai, o ten 100 laiškų iš neaišku ko, su pasiūlymais nusipirkti kokiu nors stebuklingų tabletyčių arba su pasiūlymu laimėti milijoną. Va, tai rinkitės variantą, laikas bėga. Va, beje, grįžtant prie tų saugumo dalykų, ar ne? Ar esi gavus laišką apie milijoną, pavyzdžiui? Esu gavus laišką. Atsiųsk man savo duomenis, nors tau prašo, labas Inga, tu laimėjai milijoną, va, atsiųsk savo sąskaitos numerį, pervesim. Esu gavus, ko ne kiekvieną dieną gauname tokių laiškų. Iš tiesų neaišku, kas jau siunčia, kas užsiima tokiais dalykais ir, kaip sakant... Indų hakeriai prie galingų servisų. Ar apskritai žmonės dar patiki tokio turinio laiškais? Va, šitas dalykas man įdomiausias. Na, jeigu patiki telefoniniais sukčiais Lietuvoje ir praranda po 20-30 tūkstančių, gali ten patikėti. Taigi jokios asmeninės informacijos internete. Jeigu gauna tokį laišką, kuriame prašoma atsiųsti ant tėčio, mamos arba savo sąskaitos numerį milijoną perves, pagalvokit, reikia sveiko proto turėti, kad tai atskleisti nepažįstamiem žmonėm veikėjam. Inga, čia visą spirga. Taip, man kraujas verda, negaliu, nekantrauju. Viskas. Taip. Kaip ir laikas baigėsi, ir papildomas turas baigėsi, ir rezultatai šiuo metu aiškiai ir skaičiuojami. Va, tai atsakymai buvo labai įvairūs teisingi. Ir vėlgi mūsų. Taip. Tai galim paskaityti skirtingus jo variantus įvairius. Jeigu kalbant apie mintį, taip saugumo tema, prieš skelbdami vaizdo įrašus internete turėtumėte įsitikinti ir tos minties tasą. Tai tiko variantas pirmas, ar vaizdo įrašas nėra provokuojantis ir nepadraus turinio. Ir antras variantas tiko, ar vaizdo įraše nėra atskleidžiama asmeninė informacija. Ir penktas variantas tiko, kuris yra teisingas pirmas ir antras atsakymo variantas. Būtumėte pasirinkę, o gal pasirinkot penktą, tai iš karto uždirbot 4 taškus. Už pirmą ir antrą po 2 taškus. Dar vienas buvo klausimas, kurie teiginiai nurodo, kad internete elgiatės atsargiai. Taigi buvo labai daug teisingų atsakymų ir antras, ir trečias, ir ketvirtas, ir šeštas. Tinka, jei pasirinkote juos, šaunuoliai surinkote irgi ne vieną tašką. Ir trečias klausimas buvo, kurie veiksmai nurodo, jog elgiatės atsargiai ir apsisaugote nuo kenkėjiškų programų. Tai žinokit, tiko visi atsakymo variantai teisingi. Jeigu pažymėjote 7 atsakymą, 7 tą skaičiuką, visi atsakymo variantai teisingi, uždirbote iškart 12 taškų. Tai, o mūsų visa lentelė rodo, kad tų laimėjusių komandų skaičius yra 19, tai yra 19 komandų visiškai teisingai atsakė visus klausimus. Oho. Tai yra tikrai labai šaunuoliai, sveikinam jūs su tuo. O kalbant apie prizus, kadangi minėjau, kad papildomame ture skaičiuojamas ir greitis atsakymo. Kas greičiau atsakys? Taigi, pirmos vietos nugalėtojais drąsiai galime skelbti komandą paprasti, bet neprasti. Iš Kaišiadorių, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, tai paprasti, bet neprasti. Paprasti, bet neprasti laimi štai šį stalo žaidimą. Jis yra skirtas visai šeimai. Na, o likusios komandos, kadangi mes žadėjom apdovanoti pirmasias 20 vietų, kadangi jų yra tiesiog labai daug ir tikrai nenorim nieko nuskriaus, nes vis tikrai labai šauniai pasirodyti, ypatingai tie, kas surinko visus galimus taškus. 104. 104 netgi. Tai nuo 2 iki pat 19 vietos, tai yra komandos surinkusios po 104 taškus, gaus štai šį stalo žaidimą Karkasonį. Visos 18 komandų. Visos 18 komandų, tikrai, nes visi labai šauniai žaidėt, labai šauniai pasirodėt ir, nieko kito mums nelieka, tik tai apdovanoti visus. 18 komandų gauna žaidimą Karkasonė, pati pirmoji greitoji komanda paprasti, bet neprasti gauna bilietą po Europą, taip, ticket to ride, kaip jis vadinasi, taip? Tikrai įdomu žaidimas šeimai. Va, o toliau čia dar ne viskas, ar ne? Saldainiai. Ko gero ir viskas. Nes mes žadėjome apdovanoti pirmas 20 komandų, tai dar yra 20 vietų užėmusi komanda. Smalsučiai, kuri surinko 102 taškus, tai šiai komandai tikrai atsiųsime saldainių ir kitų prizų, ir leidinių, ir puodukų, tiesiog tam, kad
vis tiek 20 vieta, tai yra labai solidi vieta. Na, visos kitos komandos irgi tikrai labai šauniai žaidėte, tikrai surinkot daug taškų. Na, vos keliais taškais atsilikote nuo laimėtojų, tačiau tikrai norim jūs padrasinti ateiti į savo biblioteką kitą šeštadienį. Tiesa, Vyteni, mes tuo pačiu metu. Tai balandžio 2 dieną, kitą šeštadienį, tuo pačiu metu. Tai pakviesime žaisti ir tema bus knygų personažai, herojai. Tai yra, dabar galite skaityti knygas. Pasimkite daug knygų iš bibliotekos. Domėkitės, na, kokie tie yra žymiausi personažai ir ko gero susitiksime kitą šeštadienį. Taip, tai karštas žaidimas buvo, veduoklės gal to reikia, Inga. Karštas žaidimas buvo iš tikrųjų, nes šitiek laimėtojų, šitiek vienodų rezultatų ir šitiek protingų žmonių, na, iš tikrųjų smagu. Smagu buvo būti su jumis interneto erdvėje, o ne televizijoje ir ne radijoje šį kartą. Va, eikit pasidžiaugti gerų orų, va, nesidėkit nuo ryto iki vakaro prie kompiuterio ir vaikam irgi galit tą pasakyti savo, kurie galbūt liko namuose šiandien. Neverta sėdėti 24 ar net 12 valandų prie kompiuterio, ypač kai laukia geras oras. Nu, jeigu esat prie kompiuterio, visada būkit saugus ir nepamirškite apie saugumą internete. Taip, taigi, sakome, iki kito šeštadienio visiems. Iki, imam šprotus. Taip, imam šprotus, darom ir einam į žygį. Einam švesti, einam į žygį. Ate. Ate.